turite muzikos svetainę. Na, o ją tradiciškai pradėsime nuo atsakymo į praėjusioje laidoje rodytą muzikinę mįslę. Šios savaitės nugalėtojų laukia tikrai vertingi prizai. Pirmasis iš jų tai yra 2 bilietai į Lietuvos nacionalinį operos baleto teatrą, į baletą Žizel. Taigi šie bilietai jie atitenka Sigitui Šilinskui iš Vilniaus. Na, o kiti 2 prizai tai yra tik išleistas, dar karštas, naujas muzikos barų numeris ir skirtas jis yra tango. O taip pat prie šio numerio mes dovanojam ir kompaktinę plokštelę Tango aistros. Taigi šie prizai atitenka Mariui Slavinskui iš Klaipėdos. Na ir kitas lygiai toks pats komplektas keliauja Daliai Bajarūnaitei iš Panevėžio. Šios prizus jums dovanojo Lietuvos muzikų sąjunga. Taigi sveikiname visus, nenusiminkite tie, kurie nelaimėjote, nes kaip visada nauja mįslė jūsų laukia laidos pabaigoje. Šiandien Lietuvos muzikų sąjunga mus pakvietė į muzikos popietę. O čia karaliavo instrumentas, kurio pavadinimas retai matomas koncertų afišuose, o daugelis jo net nežino. Taigi tūba ir jos maestro. Šiandien mes pristatom jum didelio būrio labai gerų muzikantų atstovą. Unikalų raiškų taip pat, jautrų taip pat instrumentą, tūbą, grojančius jais ir taip pat didįjį šio instrumento naujosios mūsų tūbistų kartos maestro Leonardą Ulevičių. Čia pas jūs galima pamatyti visą tūbos istoriją. Taip suprantu. Čia galima sakyti gana trumpa tokia istorija, nes kolekcija yra nedidelė, kai kurios tūbos iš jos istorijos praeities. Aišku, tai kuri čia yra seniausia? Čia pačios pirmos tūbos apačioje tos medinės, jos netgi Medinės, ne varinės? Jas netgi nesivadino tūbomis, tai yra tūbų tik tai prototipai, nes anksčiau bosinę partiją atlikdavo ne varinis, o netgi bosinis instrumentais galima sakyti, kad tai, pavyzdžiui, šitas tai netgi fagotų kilmės, ofikleidas, o pats seniausias skaitosi serpentas.
atlikdavo bosinę partiją orkestrė simfoniniam, kaip tada orkestrai nedideli būdavo, sudėties nedidelės, tai ir užtekdavo ir tokio nedidelį instrumentą su nedideliu garsu. O tai Mocarto kūryboje, Haydno, Mocarto, Beethoveno, tai nėra tūbų iš viso? Dėja. Nuo kokio kompozitoriaus prasideda jau kur tikra tūba orkestre? Ypač labai su mane ir labai įdomiai panaudota tūba yra Berliozo ir Vagnerio kūryboje. Kalbėjot apie intelektualumą. Sakėt, kad tūbininkai patys intelektualiausi orkestre. Taip, humoro formai čia labai tiktų netgi pasisakyti tą linkmę. Kadangi tūba toks instrumentas, kad nereikia taip dažnai groti kaip pirmam smuikui. Ir mums dažnai tenka ilgai sėdėti ir skaityti pauzas. Ir be abejo, mes daug ką, viską girdim, kaip kiti groja, kaip orkestras skamba, kokią interpretaciją iš dirigento plaukia. Mes galime sakyti daugiau pastebi, negu tas muzikantas pastoviai grojantis. Aš pradėjau dirbti dar nebaigęs. Trečiam kursė buvau pakviestas nacionalinį simfoninį orkestrą. Ir iki šios dienos grojat? Taip, iki šios dienos grojau. Nuo 67, tai jau 30 gal ir 5 metai toj bus. Kaip vieną dieną, kaip tai mergaitė sako. O sakykit, bet jūs ne tik grojat orkestre, jūs dar dėstot. Taip, ir kaip tik baigęs, aš buvau tais pačiais metais pakviestas vesti tūbos klasėje į tą pačią akademiją, kurią aš čia baigiau, tuo laiku vadinamą konservatoriją. Kadangi nebuvo kito pedagogo tūbos, tai jau aš buvau pirmas pretendentas dėstyti šią specialybę. Na, aš buvau toks neramus studentas. Aš mėgdavau eksperimentuoti ir mėgdavau nukrypti pastoviai tiesiog į šoną ir pabandyti savo kailiu, kas yra kas, ir atrasti garsą savaip ir visaip. Ir maestro visą laiką pasiūlydavo savo kelią, kad reikia daryti taip ir taip. Bet jisai niekad nedrausdavo man eksperimentuoti. Ir tai aš būtent ir vertinau, kad jisai nedrausdavo man daryti tai, kas man patinka, bet jis pasiūlydavo savo kelią. Ir po kažkiek tai laiko aš įsitikindavau, kad jo kelias yra teisingas. Visą laiką į paskaitas ateidavom, jeigu neateidavom, tai mes tik tai. Kaip neteinam, tai aišku, malkų gaunam už netėjimą. Čia visą laiką būdavo taip. O reikalaudavo iš tikro labai daug visko. Piktas nebūdavo, bet reiklus būdavo. Reikalaudavo iki paskutinį. Išeidavom šlapį. Pavyzdžiui, iš
pamokos išeidavau, pavyzdžiui, visas šlapės ir įsekęs ir labai valgyti norėdavau. Nes išprašydavo viską, tai pamokai viską, ką tik tai žmogus gali duoti. Ir su juo iš tikrųjų, kai žmogus, jis buvo toks, aš ir razbainikas gal jaunas, jis mane pakeitė į tokį tikrai normalų žmogų, su juo tikrai gerai ir gyventi buvo, ir bendrauti. Jis man kaip tėvas buvo antras. Tūba reiškia ne tik, kad kaip akomponuojantis instrumentas, kaip liaudėje juokiasi, pum, 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 šitai. Tai, bet jis gali groti ir melodiją, tiesiog muzikuoti ir... Turiu pasakyti, kad, žinot, tokio fanatiko pedagogo ir savo instrumento mylėtojo kaip Leonardas reta. Reikia skatinti mūsų studentus, jie, taip sakant, tolin dar nuo šito kai kurie. Jie galų gale nelabai, taip sakant, nori nugalėti tą instrumentą. Nenugalėtas instrumentas jis tave iš karto pats nugalės ir tu tapsi žmogus bejėgis, nes instrumentą nugalėti tai yra didelio darbo, kruopštaus juvelyrinio darbo rezultatas. O tą Levas ir, kai mes jį vadinam Levu, atsiprašau, ir turi. Dabar, kada matai Leonardą, ieškai tūbos. Kur ta tūba? Kada pamatai tūbos, ieškai Leonardo. Kur tas Leonardas? Jie neatskiriami. Ir ateini būdavo 7 valandą į filharmoniją, visuomet jau tūba skamba. Jūs esat tūbininkų asociacijos sąjungos narys. Taip. Papasakokit, kaip ten buvo. Šitą sąjungą irgi įstojęs gana jau senokai. O kokia čia yra sąjunga? Tarptautinė tūbistų asociacija vadinasi, kurios centras yra Amerika. Aš ją įstojau 1976 metais. Ir tada aš buvau pats pirmas ir vienintelis nuo Tarybų sąjungos tuometinės narys toje asociacijoje. Ir aš tiesiog atstovau kaip reprezentacinis asmuo nuo Tarybų sąjungos ir netatinis korespondentas. Dažnai žinutės siūsdavom, kokį nors koncertą įvykto, ne tik tai tūbos, bet ir su tūbos ansambliai, kokį įvykdavo, siūsdavo korespondenciją. Ir ką aš dar ten labai gaudavau žurnalų daug naujos medžiagos apie technologiją grojimo šiuolaikinę. Man pradėjo dėstyti unikalus mokytojas ir vėliau akademijos profesorius Domas Svirskis. Aš pas jį pradėjau mokytis Kauno grožio muzikos technikume. O iki to laiko, jūs tik gimėt ir iškart žinojot, kad tūbą grosit? Ne. Tiesiog aš saviektiniam orkestrėlį šiek tiek grojau ir aš tikrai užsinorėjau stoti mokytis muzikos. Ir būtent kaip aš grojau tam orkestrėlį šito instrumento ir aš kito instrumento nebenorėjau. Aš tiesiai stojau į tūbą, toliau mokytis muzikos.
mes apsivedėm, filharmonija mums išskyrė 9 kvadratų butelį Dzeržinskio gatvėje ir ten turėjom tilpti mes 3 ir tūba. Tai dabar ateina pietų metas, aš jau migdau savo dukrelę ir jam sakau, tai kaip čia dabar, tai jau tu negrok, kaip tas vaikas neužmigs prie tūbos. Sako, mano vaikai prie tūbos turi išmokti miegoti. Taip, kad mes pripratom prie tūbos ir vaikai ir anūkai miegojo, jinai mus liuliavo. Ir aš skaitau, kad čia buvo tikrosios serenados. A, tarp kitko, labai ramus instrumentas, neerzina ir vienu žodžiu puikiausiai užliuliavo. Aš labai norėčiau rasti jo mamos sodybą, va čia, tarp kitko, va jo brolis Šaulys. Noriu Levo mamą parodyti, va, prašau, pasižiūrėti. Va, mano tėviškė, čia, reiškia, mano gyvenas, ir čia mamos, reiškia, kūryba sukurtas pavėsinė vasaros malūno seno tipo. Čia dar mano senas automobilis, kaip turėjau prieš 10 metų, irgi tėviški nespalvota dar nuotrauka. Taip, čia mūsų jaunystės automobilis buvo. Sūnus ir dabar neatleidžia. Kodėl neturi? Kai užgroja brolis Armoškė, Leonardas tūba, mama verkia, atsisėdus. Garsas, čia pat miškas. O brolis kuo užgroja? Harmonika. Labai muzikalus, gabus. Tai jūs tūbą į tėviškę nusivežat į kaimą? Taip, vasarą būtinai, jeigu važiuojame į gastrolės, reikia formos neprarasti, užsiminėt, važiuoju į gamtą ir sėkmingai pučiam. Sakykit, kaip jums pavyko surinkti tą tūbų orkestrą? Tai čia mes labai solidarūs, kolegiški, mes tik tai pasiūlėme, nenorėtume pagroti būtent šiam tūbų vakare, ką nors galingesnius, visi suėję visom tūbom. Tai čia praktiškai vien tik tai Vilniaus tūbistai, tik tai dar 4 buvo iš Kauno atvykę entuziastai pakviesti. Na, va, ir vienam večiam Vilniui susirinko jau apie 20 tūbistų. Dabar aš net neįsivaizduoju, kokiu kitų instrumentų galėčiau groti. Man jis pats dabar pats simpatiškiausias instrumentas. Tūba. Kaip pabandžiau, taip va iki šiol ir pučiu. Jau 20 metų, nuo 10 metų.
Kiek čia tų gilių tais reikia, tu gali paimti. Man šis instrumentas labai patinka vien dėl to, kad jisai primena žmogaus vyrišką balsą ir jis lyg dainuoja, lyg tenoras, lyg baritonas. Būtent jis atlieka tą funkciją ir orkestre. Успех школы национальной зависит от лидера. Это уж правило такое. Есть лидер, значит национальная школа. Я подошел сейчас к нему, Улявичусу, я говорю, что ты наделал? Разве можно столько оркестров найти, если в каждом оркестре играет одна туба? Что же безработные музыканты? Он говорит, все работают. Все работают. Это уже прекрасно. Čia man labai šitą patinka nuotrauka. Čia reiškia gastrolėse. Tas miega, tas svajoja, čia grįžta. Taip pat. Čia Graikijoje? Graikijoje. Irgi Graikijoje. Čia Egiptas. Čia Egiptas, jo. Egiptas. Nu, tai jau Ulevičius visą svietą. Dėka Mstislavo Rostropovičiaus mums pavyko nuvažiuoti į Egiptą. Čia kažkur nuotraukoje, žiūrėkit, Ulevičius stovi, o čia japoniukas. Ant bordiūro net užsilipęs jis mažiukas labai. Tai jis gigantas ten buvo prieš tos japoniukus. Pala, kur čia dar? Čia, nu va, čia būtų. Yra gastrolės ne tik nuostabių prisiminimų koncertų, bet ir tokių nuostabių bendravimų su įdomiais žmonėmis. Jūs savo darbo fanatikai, tiesa? Nu, galbūt mes viduje to nejaučiam, bet kartais gyvenimas priverčia būti fanatiku, kada, kol jaunas dar norisi ir koncertuoti, ir pedagoginį darbą dirbti, ir duoną uždirbti, ir įdomiam kolektyve kaip simfoninis orkestras dirbti. Ypač man labai buvo įdomu,
kaip tik pradėjau į simfoninį orkestrą dirbti ir kai aš pradėjau klausyti tą tikrą genialių kompozitorių muziką, tai aš kitokio darbo ir nenorėjau turėti, kokį aš įsigijau tada baigęs akademiją. Jūs laimingas, taip? Nu, galima sakyti, kad taip. Ačiū visiems mano kolegoms, kurie mes taip gražiai visi pabendradarbiavom ir parodėm, kad vis tik tūba irgi yra instrumentas. Ačiū labai visiems. Na, o dabar nauja muzikinė mįslė. Ir mes prašysime jūsų atspėti, kokia tai opera. Tu solo sventurato de chi la fratello fatto fratel pietà tu cantavi fratel pietà cantavi fratel pietà Jūsų atsakymų mes laukiame rytoj telefonu Vilniuje 36 31 78. Na, o skambinkite nuo 10 iki 13 valandos. Taigi šį kartą tiek, dėkojame, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo kitą ketvirtadienį tuo pačiu metu. Sudie.